Praėjusiame videoje susipažinome su didžiausia Azorų sala. Bet mes nusprendėme aplankyti kelias kitas šio salyno salas. Iš pradžių pamaniau, kad būtų visai romantiška su keltais šokinėti iš salos į salą. Gal ir kokį banginį pavyktų pamatyti, bet tarp toliau vieną nuo kitos nutolusių salų keltai net nekursuoja. Visai suprantama dėl ko, kai pažvelgi į vandenynų bangavimą ir kai pajunti stiprius vandenynų vėjus. Taigi lieka tik lėktuvai, nors skristi mažyčių lėktuvų per tokius stiprius vėjus taip pat nebuvo didelis pagundos. Bet pasirodo, Azorų oro linijos turi pilną kontrolę, esant nepalankiems orams perkelia skrydžius nemokamai. Mane šios oro linijos nustebino. Užsakinėjant bilietus nėra jokio skirtumo, ar tu bilietus perki prieš mėnesį ar prieš dieną, nes kainos yra fiksuotos. Jeigu bus bilietų, tai juos nusipirksi už tą pačią kainą. Visai kaip autobusuose. Beje, oro uostai taip pat priminė autobusų stotis, nes pastatai nedideli ir atvykti galima kone prieš pat skrydį. Taigi vieną tokią vėjuotą dieną per kokį 40 minučių lėktuvu peršokome į kitą Azorų salą. Mums tai antra sala. Bet pirmieji atvykėliai šią salą surado trečią. Dėl to jie taip paprastai ir pavadino trečioji. Išvertus į portugalų kalbą būtų Terceira. Tik nusileidus mums ši sala priminė Airiją, nors šioje šalyje niekada ir nebuvome, bet Airijos gamtovaizdis turėtų būti kažkoks panašus. Mūsų taip pat pasitiko labai keistas jausmas, kad aplinkui neliko turistų. Labai didelis kontrastas palyginus su pagrindinė São Miguel sala. Bet vienas dalykas tai nepasikeitė, tai karvės, nes jų čia visur. Dėl jų matyti buvo iškirsta ir dauguma salos medžių. Dabar beveik 80% salos sudaro tokie laukai. Bet vaizdai vis tiek akį džiugina, ypač pasilipus iš aukščiau. Visa sala atrodo lyg nuklota kilimu su spalvotais elementais. Skraidyti su dronu čia buvo tikrai nejauku, nes sala stipriai militarizuota. Čia yra ir JAV karinė bazė. Galima sakyti, kad mūsų lėktuvas ir nusileido karinėme oro uoste. Per dieną vykdomi tik keli komerciniai skrydžiai, bet per visą dieną kyla ir leidžiasi kariniai lėktuvai. Kadangi Azorai yra tarp Europos ir Amerikos, čia dažnai susitinka aukšto rango politikai ištikus kokiai nors krizei. Paskutinis toks susitikimas buvo prieš JAV įsiveržimą į Iraką. Amerikiečiai šią salą naudojo ir gaudant Hitlerio povandeninius laivus, kurias sprogdindavo amerikiečių laivus Atlanto vandenyne. Taigi, sala buvo geopolitiškai visada svarbi nuo pat jos atsiradimo pradžios. Iš pirmo čia būdavo tarpinė stotelė tarp Europos, Amerikos bei Indijos, Portugalų kolonijinės imperijos klestėjimo metu. Ir Terceira saloje yra paliktas nuostabus tos imperijos klestėjimo paminklas. Nors visoje saloje yra jaučiama tokia kaimiška aplinka, bet jos sostinė išduoda, kad kažkada čia vyko dideli dalykai. Šis miestas yra įtrauktas net į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Beje, tai sunkiausias kada nors mano girdėtas miestų pavadinimas – Angra do Heroišmo. Miestas vertinamas dėl savo išskirtinės architektūros bei istorinių pastatų gausos. Žavių ir gatvių išplanavimas, kurios išlikusios dar nuo 16 amžiaus, bei apsauginių sienų suprojektavimas. Beje, gana neseniai prieš 40 metų čia įvykus stiprus žemės drebėjimas ir didelė miestelio dalis buvo sugriauta. Žinoma, pagrindiniai miestų pastatai statyti, bet vaikštant po miestą dar vis jaučiasi žemės drebėjimo padariniai. Ar pažįstate šitą piktą dėdę? Tai Vaskas da Gamas, portugalų keliautojas, pirmasis suradęs jūrų kelią į Indiją. Pasirodo, grįžinėjant iš Indijos, stipriai susirgo jo brolius ir jo laivynas sustojo šioje saloje. Brolis čia vis dėlto mirė ir keliautojas pasiliko saloje net 3 mėnesius, nes gedėjo savo prarasto brolio. Tikriausiai dėl to jo veidas ir pavaizduotas toks rūstus.
Terceira sala garsi ir dar dėl vieno dalyko – senovinio lavos tunelio. Visose Azoruose galima pamatyti didesnių ar mažesnių lavos tunelių, bet Terceiroje esantis yra vienas iš didžiausių ir geriausiai pritaikytas turistams. Įspūdingų dydžių lavos uola ir tunelis išduoda, kokia yra šios salos kilmė. Susipažinus su salos istorija, kažkaip norėjusi ir pailsėti, atsipalaiduoti. Pamanėme, kad šios kelionės metu dar net nesame išsimaudę Atlanto vandenyne. Pasirodo, šioje saloje yra net smėlio paplūdimys, kuris yra apsaugotas nuo didžiųjų vandenyno bangų. Tačiau čia atvykus įsitikinome, kad turistai keliauja į Azorus visai dėl kitų priežasčių. Radome visiškai tuščią pliažą gana sename ir apleistame kurorte. Visgi nusprendėme paieškoti kitos vietos, ten, kur lankosi vietiniai. Ir tokią vietą radome kitoje salos pusėje, kur vandenyno bangos yra didžiausios ir kurios trankosi juodas vulkaninės uolienas. Tarp tokių uolienų galima rasti ir natūralių baseinų, o vienas iš tokių baseinų yra saugiai įrengtas, tad jame galima maudytis ir esant didžiuliams vandenyno bangoms. Visgi neramus vandenynas sudrumsčia vandenį ir tokio malonaus pasiplaukiojimo tikrai nebus. Bet ši vieta mums labai patiko, tai puikiai stotelė tyrinėjant salą. Visai šalia šios maudynių vietos pastebime gana neįprastą kraštovaizdį. Iš vulkaninės juodos uolienos pristatyta daugybė aptvarų, kur kažkas auginama. Pasirodo, šioje nedidelėje teritorijoje auginamos vynuogės, o aptvarai apsaugo nuo stiprių vėjų ir padeda išlaikyti tinkamą temperatūrą vynuogėms auginti. Apie Azorų vyną kažkiek daugiau pasakojimo bus iš kitos salos. Dabar tiesiog pasigrožėkime išskirtiniu kraštovaizdžiu, kurį sukūrė žmogus. Lyg ir jau daug pamatėme, lyg ir jau šios salos nieko nebesitikėjome, bet geriausi dalykai nutinka netikėtai. Važiuojant per nedidelio miestelio centrą, pasijuto kažkokia keista ir neįprasta atmosfera. Gatvėje didelis žmonių susibūrimas. Jaunesni vaikšto gatvėje, senesni išlindę per langus. Džiugu, kad vietinis policininkas puikiai kalba angliškai ir paaiškina, kad čia vyksta bulių kautynės. Tai senovinė tradicija išlikusi tik Terceira saloje. Kol kitos Azorų salos šaiposi iš vis dar propaguojamų žiaurių tradicijų, Terceiros gyventojai tom didžiuojasi ir rengia didelius festivalius visoje saloje. Bulių kautynių dieną švenčia visi miestų gyventojai. Vaikai neina į mokyklas, darbas sustoja. Žmonės susirenka, valgo, bendrauja, linksminasi. Pagrindinė šventės vieta dažniausiai tampa miesto centrinė gatvė, kur nubrėžiamos linijos rodančios saugumo zonas. Peržengus linijas reikia būti itin atidiems. Visos gatvės langai ir įėjimai apsaugoti su plokštėmis. Kai kurie žmonės įsitaiso kuo aukščiau, kol tuo tarpu kiti, drąsesni, laisvai vaikšto gatvėje. Signalą duoda garsios petardos ir bulius paleidžiamas į gatvę. Saugumo sumetimais bulių ant virvės laiko 6 asmenys vadinami piemenimis. Jie kontroliuoja, kad bulius nepaliktų nustatytos teritorijos ir tais atvejais jei žmonėms kyla rimtas pavojus. Be to, ant buliaus ragų uždėtos apsaugos. Gatvėje likę žmonės visaip erzina ir provokuoja bulių, kuris vaikosi visus tol, kol nesibaigia jėgos.
Tada daroma pertrauka, žmonės linksminasi, groja orkestras, žodžiu, visiška šventinė atmosfera. Po to leidžiamas kitas bulius ir taip tokie 4 raundai. Iš viso per vakarą paleidžiami 4 buliai, kurie nėra nužudomi, o laikimi kitam pasirodymui. Po bulių kautynių žmonės turi vakarėlį, vadinamą 5-uoju buliumi. Mums tai buvo labai neįprasta, kai pamatai, kad taip elgiamasi su gyvūnais, bet kai pamatai, kaip giliai tai yra įsiskverbę jų tradicijas, tai neverta nediskutuoti. Terceiro sala mums labai patiko, o žmonės tai tikriausiai maloniausi, kokius tik esame matę savo kelionių metu. Beje, keliaukite, nes paragavęs kelionių negali sustoti. O kitoje dalyje jau nusikelsime į dar vieną nemažiau įspūdingą Azorų salą.